Sveiki sugrįžę į mūsų improkastą, vienintelį tokį improkastą Lietuvoje, tikriausiai net ir pasaulyje. Vieta, kur sužinosite tiesą. Čia tiesa, o kitur melas. Ne kitaip. AI atims jūsų darbus. Ir mano, ir Deivido atims, jisai pradės juokelius rašyti su AI. Ir paskui AI bus robotas ir jis ateis į sceną ir improvizuos už mus. Čia va taip va ateitis atrodys mūsų. Neateis. Neateis. Ta prasme, visas technologijas yra melas šiaip. Nežinau, ar pastebėjai. Melas. Mašinos, atsirado mašinos, bet jos neskraido. Atsirado bitkoinas, bet daugiau nieko. Turėjo kriptovaliutą išgelbėti pasaulį. Atsirado ir daugiau nieko neatsirado. Tiesiog jo. Turėjo kriptovaliutą išgelbėti pasaulį, neišgelbėjo. Kilom į žvaigždės, tai maks iki mėnulio dar skridom. Tai jeigu tu galvoji, kad AI išspręs pasaulio problemas, tai biškai palisėk. Pala. Man skamba, kad tu prisinvestavęs į kriptą esi ir dabar nepaėjo ir labai toks pyktis ant technologijų. Mano draugai buvo kompiuteristai, tais laikais daug draugų turėjau ir jie buvo ten, wow, ten kečiausias dalykas, reikia investuoti. Ir ten tos fermas buvo, ten tų kriptovaliutų ir ant galo, tarsi aš kažkaip labai daug apie tai girdėjau ir tai buvo užkelta, kad... Tu nes visą žargoną žinai, ta prasme, kaip pabuvęs kalėjime būtum ir išeini ir gali viską susišnekėti su visais. Užsidaręs vienam kambarį buvau su kompiuteristais. Prisišaudžiau. Praplovęs smegenis, sudėjo visus. Tai va, atrodo, buvo užkelta, kad bus wow ir nebuvo. Nu, kažkas uždirbo, kažkas pasidarė didelius pelnus. Dabar dar matau, važiuoja mašinos ir būna NFT numeriai. Tai spėk iš ko uždirba. NFT? Iš naftos? Nafta dabar kyla, jo, dabar nafta kyla. Kyla, leidžias. Nu, bet tie žmonės naivus, ta prasme, jiems parodo filmus, pavyzdžiui, kur dirbtinis intelektas ten kietas, valdo, tas yra kosminė odisėja, dirbtinis intelektas, wow. Žmonės pažiūrė tą filmą ir jie galvoja, kad bus taip, bet nu nebūna. Aš mačiau atgal į ateitį ir aš mačiau, kaip mašinos skraido ir jos neskraido. Jau 2026, o ten jau 2020 turėjo skraidyti. Aš kai buvau vaikas, buvo 95 metai, atsimenu. Ir žiūrėjau aš Earth 1999 ir tam filme buvo kosminės bazės mėnulį. Bet mes buvom iki mėnulio tik kelis kartus nuskridai. Supranti? Ne viskas tai kaip filmuose. Tau viskas primeluota, ne? Galvoju. Taip visur ir su intelektu primeluota, kad tenais išgelbės pasaulį. Tai filmai yra fantazija. Bet žmonės jais tiki kažkodėl. Tiki filmais. Tai aišku. Eikt. Nes tenais technologijų riba jiems atrodo. Nu kaip tu filme pamatai technologijų ribą, o kad mums ant AI elektros tiesiog kartais pritrūks čia, kad jisai suskaičiuotų, tavo skaičiafija būtų gera ir iš Reddito rinktų tavo informaciją, jam tik tai pritrūks elektros. Viskas. Jo, jisai daug elektros naudoja. Bet jisai išgelbės mus visus. Nes mes, matai kokie orai dabar? Bais. Pas mus lyja. O Ispanijoje, Prancūzijoje dega ten jau viskas. Karšta? Taip karšta. Tai kodėl AI neišsprendė šitos problemos? Dirbtinis intelektas pasidarys savo kūną, bus Robocopas neįveikiamas. Ir šaudys visus žmonės, kad daugiau nevažinėtų su mašinom, su savo benzais. Vėl, tu žiai Terminatorių. Bet čia labai yra tas scenarijus realus, kuris gali suveikti. Kaip su kripto, turėjo išgelbėti pasaulį. Išgelbės pasaulį, nes iššaudys visus benzavežius, visi, kurie degina kažką. Ir tada viskas išsisprendžia. Kokie 100 metų išgis žemė. Šiaip mes plačiai mąstantys žmonės manom, kad globalinis atšilimas gali būti netgi melas. Tai buvo marketingo klaida. Melas apie globalinį atšilimą. Realiai tai yra klimato kaita, kai keičiasi tavo klimatas. Taip. Tai čia tikslesnis terminas.
Bet šiaip jau Bet jeigu globaliai sakyt, tai globaliai visas pasaulis šiltesnis. Bet tas šilumos efektas skirtingose vietose skirtingai veikia. Nes tau labai daug prišildo vienoje vietoje, viską išgavina ir tada Lietuvoje lyja visą vasarą. Nu, bet tokia jau šalis, žinai, čia nevykėliai gyvena. Tie visi kieti liko prie viduržiemio jūros gyventi. Tie visi, kur tipo Kur karus raštą laimėjo. atrado. Kur karus laimėjo. Ir Kol kas niekas nelaimi karo iš esmės. Tai- Visi išeina Na. kažkiek pralaimėję. tai vis Vieni labiau ir dar juos ten apkrauna kokiais nors spec mokesčiais. Bet vis vien tu kariavai, tavo žmonės žuvo, tu tu turėjai belekiek parsivežiai, išleisti tu, par, šaibų ant ginklų. tu parsivežiai daiktų visokiausių, tu parsivežiai turto. Ir tu Čia laimėjai. vikingų laikais nebent, bet ir tai tu iškeitei žmonių gyvybės į tai, kad ten aukso kokią nors prisivokti. Nu gerai, čia didelis loginis šuolis, bet gal ta gyvybė labai pervertinama yra. Žmonės miršta, gimsta ir gal čia viskas yra normaliai. Žinai, aš neįsiu daugiau į kabinetą gydyti. Manau, gyvybė pervertinta. Aš kaip daktaras, aš kažkur ne tuo keliu pasukau. Tik dabar man susišvietė, kad... O kam? Kam gydyt? Kam? Tai gydytojas sako, kad mano vėžys jau neišgydomas. Išgydomas. O tai ką tu nori toliau gyventi? Tai aš galvoju, mes kartu manysim išgydyti. Kartu? Aš tai jau nelabai. Nelabai galvoju, kad tavęs verta gydyti. Ką tu gero nuveikęs? Aš... Už ką tave verta dar laikyti Nu, gyvą? aš pirmą tau cigaretę daviau. Nu jau, Gydytojas. jau šis tas. Vaikų, šeimą. turi? Ne. Į darbą eini, Jo, draudimą turėsi, ne? viską. Reikia įjungti ventiliatorių šiaip, kad kabinetą pravėdintų, nes paskui ateis kiti ir smirdės. Tiesiog. Nežinau, aš čia galiu kiek noriu būt. Man nėra parašyta, kiek laiko aš čia turiu tave gydyti. Nu tai niekaip tu manęs neįtikini, kad tave verta gydyti. Tai aš noriu gyventi. Neužtenka? Tai kiek tau, kem, 2, Nu, tai jau nugyvenai, viską pamatei, pakeliavęs tikriausiai, karų pamatęs, ryškiai su panom užsidepresavęs. pabuvęs. Užsidepresavęs onkologas ryškiai, ponas. Aš? Nu. Ne, aš realistiškai Ne. mąstau. Realist, atrodo, užsidepresavęs. Aš užsidepresavęs. Aš tiesiog dabar tikslą tave begydyt, tau dar kokie 5 metai. Ryškiai su geri. boba namuose nesutarė. Nėra tos bobos jau. Išsiskyrėm, pusę paėmė mano namo. Dabar vienas vienoj pusėje gyvenam, kitas kitoj. Man dar šuoliko, jei katins. Nu, liūdna. Liūdna. Sakai, pervertinta gyvybė. Nu, senais laikais aš manau, kad buvo apsupta, žinai, miršta ten visi visur, visą laiką be sustojimo, daug gimdo, daug miršta ir tas toks konvejeris eina. O dabar mes tokie labai įsisiuvę esame į tą savo gyvenimą. Jo, bet- Toksai labai pirmas vietas taip įsijautė, žinai, kad nemirsim. Bet tai visada iš kurio perspektyvos tu žiūrėsi, jei iš kažkokio statistikos, tai tu esi ten statistinis vienetas, aišku, kad tu esi ten nesvarbus. Nu. Bet jeigu tu žiūri iš asmeninio žmogaus perspektyvos, tai visada yra svarbu. Bet seniau tu nebūdavai toks svarbus, nes tu visą laiką būdavai kolektyvė, tai būdavo toksai, aš tipo dėl savo kaimo tenais galą gausiu ar kažką, aš tenais dėl savo šeimos kažką, o dabar tipo, Man atrodo, nelįskit, labiau aš einu būdavo, tenais, aš einu ten, vat, aš einu ten. labiau religija būdavo sutelkdavo ir tie religiniai karai ir kad tu ten tavo gyvybė atsipirks ten danguje ar kažkur. Tas gal būdavo labiau. Man labai vikingus priminė, kur ten jie savo norų pasiaukoja vienoj serijai, kur tipo atvaro kažkokią šventą vietą, ten jų daug atvaro. Ir tradicija yra, kad reikia paaukoti žmonės.
Ir ten tokie vienas, belia koks ten kietas vikingas būtų ten galėjęs kariaut varyt. Aš pasiaukosiu, jį ten papjauna ir išleidžia kraują ir ten su to krauju paskui tepos ir jie ten visi maladėts, tipo. Vikingė, sveikas atkeliavęs į dangų vikingų. Maladėts. Gerai ten šokiant tos tvoros ir pasidūrei. Gerai žarnokai išlindo. Mačiau viską. Gal alaus? Žinoma. Nu, patiko. Ai, labai nepasisekė. Nes kietai variai, pirmas. Pirmas bėgai, pirmas mirei. Greits buvau labai. Nu, kad mums daugiau tokių, žinai. Daugiau jums čia Daugiau reikia. tokių. Reik varyt vaident, reiškia. Tai žiūrėk, ne, pačilinsim, mes tave atgimdysim, vėl būsi vikingas. Vėl. Vėl būsi vikingas. O gal kažkur... Ką žinau, kokių dar būna? Pala, tau neįdomu, tau vikingų būt. Nu, įvairovės norisi, kiek gali to vikingų būt. Paimi bėgi miršti ir kapoji visus, kas tau nepatinka. Bet gal yra kažkas daugiau gyvenime, kažkokia, nežinau, laimė, Tu nori meilė. pasakyti, mano darbas yra, aš esu vikingų dievas. Taip. Taip, ir aš esu už tai, kad visus ten žudyt. Bėgt, vogt. Bet aš Atėjom. jau žudžiau. Labai žudžiau. Tai tau nepatiko? Nes jau tai kietas? Nu, Nes jie jau labai verkia, jie ten... Nu, nėra labai malonu. Turėjai sąžinės? Iš kur pas tavęs sąžinės? Sąžinės. Nu, iš vidaus kažkaip žudai, jie klykia ir toks žiūri į akis, pasruvusias krauju ir jie tokie... Ir tu praskydai? Toks, atrodo, Ne. galėjau gal ir nežudyt, į nelaisvę. Kodėl? Juk jie visai kitą religiją tiki. Ir ta lieva ten ta religija. Nu, tai jie patys kalti, jie tada nepapuola į dangų. Nu, ne tokį kietą dangų papuola jie. Ai, bet į dangų papuola. Bet ten į lievą dangų. O tai kas ten lieva? Slabakai visi tenais ir tokie, kur myli vienas kitą. Ten toks Jėzus daro tą naują dangų. Jo, mane krikščionį padarai. Aš jaučiu, ten trendas pareina. Aš tave dabar nusiųsiu į pragarą. Aš kažkaip galvoju, kad yra reinkarnacija, žinai, tu kaip... Tai? Nu, Aš tai netikiu visais tai šūdais. šūdais. Taip. Tu tiki AI, bet tu netiki reinkarnaciją? O ką? Tu tiki tokiu išgalvotu? Ta prasme, veikia, įsijungi, naudoji, veikia. Ne. O visus tos reinkarnacijos, Jau čia yra tokios įrodyta. yra idėjas. Įrodyta ir patikrinta jau. Budistai patikrina, aš žinau. Kaip? Tipo, Mirė ir gimė vėl. Ir Ir atsiminė, tada papasako kitiem. Ai, jo, nes tikrai žmonės nebūna, kad meluoja. Žmonės yra tokie gyvūnai, kurie nemeluoja. Nu, šiaip ne viens, kad gyvūnas nemeluoja. Iš kur žinai? Beždžionė, aš manau, meluoja. Kodėl, kaip jinai gali meluoti, jei kalbėti nemoka? Nu, jeigu jinai nori Kaip maisto. jinai gali tau kažką pasakyti ir paskui įrodyti, kad meluoja? Nu, taip va. Čia nemelas. Čia buvo melas, bet be žodžių. Čia buvo apgaulė. Išdaiga labiau. Tai AI. Ai. Labai daug ai dabar vyksta dalykų. Yra skemas visiškas ir melas. Ir tegul man atrodo, čia yra programerių sugalvotas skemas. Programeriai yra protingi. Jie galvoja, mes dar neskeminom. Taip dabar mes Mūsų pavarysim. eilė. Mūsų eilė. Tie NT agentai skemino. NT skemino. Paskui skemino, armija skemino su šaltu karu. Skemino tenais. Paskui NT agentai skemino ir dabar programeriai lietėjo. Bet tu supranti, čia toks, kur visiška savižudybė programuotojų, kur jie sukuria įrankį, kuris tipo užvaldys pasaulį, bet surprise, Neužvaldė jis geriausiai moka programuoti iš visų dalykų. Jis neužvaldė. Beveik nieko nemoka, bet programuotojai labai gerai moka. Tai ne tai, kad neužvaldė pasaulį, tiesiog prarado darbus.
Sukūrei įrankį, su kuriuo prarandi darbą. Toks. Mm. Lemba, ne kažką. Jau pradėjai mokintis mašinas dažyti. Ne. Vis dar tikiuosi, kad po atostogų ateisiu į darbą ir dar bent porą metų ten veiks. Nėra, kad eini pirmadienį ir bijai į darbą, nesakys, ne, Liuda, jau AI yra. Būna per atostogas gavau laišką iš vadovės. Toks įsijungiu, ten kažkoks mytas suplanuotas. Palengvėjo. Tipo, bijai, kad atleis, bus laiškas, tipo, šitą, kad viso gero. Nu, tai aišku. Ką aš tada darysiu? Tai Ką? normalų darbą susirasi. Kur Tai nors kažką. AI visus atims ir nebebus, ką Ne, normaliai nu, kur dirbt. tu gyvas tas darbas, kur tu padarai daiktą, paduodi žmogui, jis gauna tą daiktą, žinai, neišgalvotas. Nes dabar tai darbas išgalvotas. Nepačiapinėsi dar, tu pažinai. Labą dieną, atėjot puodo. Taip, norėjau puodo rankom daryto ryškiai. Taip, aš dar jo nepabaigiau. Tai, Galit biški palaukti, aš to į pečių jį pašausiu. tai čia labai... Mano rankom jisai. Tai aš galiu kitą savaitę grįžti. Jisai įteptas. Mano sėjant dabar bus. Taip, bet kai iškepsit, jų nebeliks, aš tikiuosi. Ne, bet liks įspaudas mano liežuvio. Nu, gerai, jeigu jau toks stilius, jis man rekomendavo šiaip labai. Turtingas kolega. Čia yra tikras darbas. O ko jūs užsimat? Aš verslininkas esu, perku, parduodu nekilnojamą turtą. Šūdų užsimat. Visiškai jokios naudos žmonėm Bet nesukuriat. už kiek pinigų aš pasidarau. Kas eina iš sau, tų už kiek jūsų pinigų? pinigų? Aš turiu daug, Kas aš iš turiu to mašiną, aš daug keliauju, aš turiu didžiulį televizorių, aš netgi svajoju, gal aš nusipirksiu jachtą ir savo turtingus draugus pasikviesiu į jachtą. Čia yra jūsų proto užpildymas šūdais. Šūdais. Jūs užpildot savo esybę šūdų. Bet tu pažiūrėk, kaip Tokių aš atrodau. Pažiūrėk, Šūdų pažiūrėk, kaip aš atrodau, koks kostiumas Tai kas? gražus. Tai Koks kas aš iš to? gražus. Kas iš to va dabar su moliu išteptas? Bus iš Dabar jūsų. esat arčiau žemės. Jūs įsižeminkit, biški, jūs pajauskit, kas yra gyvenimas. Žiūrėk, kas ta žemė be pinigų? Tu buvai? Prastai. Buvai? Mes galim grįžti į mainus. Aš va jums puodą, iš kurio valgyt galit. Jūs man, nežinau, žolę nupjaunat. Tai jums nes- nereikia 8 eurų. Reikia. Ką? Reikia. Reikia, aišku. Tai gal aš jums žolę geriau nupjausiu. Žinot ką, aš geriau pasamdysiu berniuką, kur už 20 eurų jums žolę nupjaus. Ne, Ne. ne. Dabar jau. Ne, Ne, reikia. Jau reikia. Nu, Galiu. jūs čia neužsiminėkit tokiais mentaliniais akrobatika visokia. Tai jums juk nereikia pinigų. Reikia. Tu išdegs, galėsit susimokėti. Jūs juk galit gerom Išrašysiu emocijom ir... Sąskaitėlę. Bet jūs susimastykit su savo MT, Ką susimastyti? kad ten nesąmonės darot. Aš noriu išskristi į kosmosą kaip pelnas man. Kas po jūsų paliks? Po mane puodai paliks. O po jūsų kas? MT? Mano liks. vaikai babkių turės. Ir tavo vaikus samdys. O tau, kai tu būsi kažkur danguje, rūpės tavo vaikai. Tai aš Turi žiūrėsiu iš pinigų. viršaus, tai žiūrėsiu, kaip jie maladės ten su babkiam jie varo ir tašką toliau tas mano babkių. Taip žiūri iš viršaus. O, varyk su tom babkiam toliau. O aš tai nebūčiau taip sugalvojęs. Nu, Ai, pinigai viską supaprastina. Įsivaizduok, turėtum temptis kokią nors ožką, išsimainyti kompą. nu, ką. Ir tau sako, čia va kompas, bet kad pelę dar gautum tam kompui, turi man 2 gaidžius atnešti. Bet galbūt dažnai pagal paskirtį viskas, o tie pinigai. Palei paskirtį. Nu, tipo, šiemet, pavyzdžiui, daug vištų yra, tai jos mažai vertos. Nu, Arba pernai buvo daug kompų ir jie tada mažai verti ar kažką. nu jo, bet tu iš to gali belė kiek pridauginti. Kiek reikia, tiek jau Bet bus. gal blogi met? Blogi net. Vištos greitai užauga. Pinigai. Ai. Tai tu nenaudoji dirbtinio intelekto, kaip suprantu. Aš bandžiau ne kartą, bet aš tiesiog gal dėl to, kad subscription neturiu, man tas paprastas basicas, jisai toksai
Aš jau geriau su tavim būčiau pasišnekėjęs. Ta prasme, aš praleidžiu su juo 10 minučių, generuodamas idėjas ar kažko ieškodamas, bet realiai aš gal ant tiek protingas, kad aš galvoju, aš per 10 minučių geriau sugalvočiau. Sorry. Kol aš rašiau šitą nesąmonę, man daugiau idėjų gimė. Nu, aš bandau kartais, kad jisai man pabrainstormintų kokiu improvizacijos, pavyzdžiui, žaidimu ar ką. Ir aš praleidžiu 10-15. Interneto pumpuoja. Ir jisai lievai kombinuoja lievas idėjas, paima, nu jisai neturi tokio kaip skonio, žinai. Ir ką jisai sugeneruoja, nėra naudos, žinau. Geriau tiesiog būčiau paguglinęs kokį puslapį nuėjęs ir galbūt tenai žipsnelis naujos idėjos ar minties kilęs pačiam. Tada būtum išvedęs tą. Nu, tiesiog. O tai dizainų nekuri. Ne. Ne? Kam? Tai labai greitai ten parašai, ko nori, ir tau išspjauna. O kam man dizainas? Ką žinau, tai visokie renginiai dabar pas Impro Tai Kaunas. turim kolegų, kurie tą daro, jie ant to kažkaip pasinešę ant tų dizainų, žinai, ir jie daro, aš jau tenais nelendu į tą. Nes tenais irgi tu turi turėti skonį, tu negali čia parašyti, tu turi suprast, kaip gražiai atrodo, kas yra gražu. Tai pamatai, gražu arba ne. Jei negražu, daryk per naujo. Prompt again. Ir išmeta vėl naujai. Tu, pavyzdžiui, šiandien kažkaip atrodo irgi apsirengęs vagarstyčios, čia ruda spalva ir tu tiesiog pats pagalvoji, kad čia gražu ir tada apsirengi. Ar kaip? Ar tu turi namuose Ne. dizainerę, kuri tave aprengia? Pas mane yra Maikių kalnas ir nuo viršaus imi. Kai nelieka, tada skalbi, kitą kalną uždedi atgal ant viršaus ir dažniausiai naudoju kokias 2-3 maikės, nes vis uždedi ant to kalno ir vis nuo viršaus imi. Bet tavo žmona Ir tada gaudos tas kitas- rūbose. Nėra, kad tu pats pirktum rūbus. Tau turi uždėti štampą, ar ne? Jo, žmona paprūvina. Paprūvina. Nu Dažniausiai. tai irgi čia yra tas, žinai. Nors ne šitų neprūvina, nusipirkau, bet Pats buvo gerai. paslapčia. Paslapčia nusiperki. Realiai man yra bėda su rūbais dažnai, nes tiesiog dydžiai netinka. Nežinau, Tau kaip bėda, man bėda, nes aš esu visiškai vidutinis ir man būna išpirkti visi mano dydžiai, nes aš esu per vidurį žmogus. Tu džiaugis, kad tu išskirtinis, nes tau yra tų. Nueitum į Humaną ir rastum rūbų, pavyzdžiui. Aš nueičiau į Humaną, viskas išpirkti. Ką aš žinau. Aš tai šortus, kol prisirinkau, tai tiesiog kokį 30 šortų matavausi ir 3 tiko. Tai net nežiūrėjau, kaip atrodo. Svarbu, kad tinka man. Tu čia su tais 30 šortų eini į tą. Tu žinai, kad aš paskui turėsiu atgal jos pakabinti. Tu čia įsitikinęs, kad tau tiek reikia. Aš beveik garantuotas, kad man. Tu galvoji, aš čia neturiu ką veikti, tos darbus, tos rūbus atsisėdęs lankstau, Aš juos kabinu. gražiai sukabinsiu, atgal nesijaudink. Nesijaudink, gražiai sukabinsi. Taip. 30 tikrai. Nu, Kas? Kas tam negerai? Kas su tai žmonėm negerai, aš nesuprantu. Pasimk 3, žinai, aš tau pasakysiu tai man reiks paslaptį. 10 kartų įeiti. Žiūrėk, aš tau pasakysiu paslaptį. Pasiimi 3, nueini pareini, pasižiūrėk, kurį vienas tiko, pasiimi tą vieną, nueini pasiimi dar 2 artimus, ateini su 3. Ir taip atmetimo tvarka tu rengiesi, o ne kad pasiimi pydisą ir eini tenai. Ir paskui aš turiu viską Labai lankstyt. sunki sistema tada gaunasi, aš turėsiu daug galvot. Ką? Aš daug galvot turėsiu. Žinai, bet jeigu Man tu... paprasčiau bus Žiūrėk. pakabinti atgal. Jeigu, aš atsimenu tavo veidą, jeigu tu tenais nueini persirengi ir jeigu nei vienas tavo rūbas suknistas netinka ir visus tu palieki, jeigu net nenusiperki 3, žinai ką aš padarysiu? Aš tave paseksiu žaisti, aš tave nuleisiu padangas ir gal netgi sudaužysiu, žinok, nes man, žinok, atsibodo čia, aš dirbu ir iš manęs šaipos atrodo. Čia jūs labai daug savo leidžiat su savo minimalke. Aš su Uždirbdavau. savo minikim. O, ponas, Aš tai verslą turiu, aš NT stumdau. Ir tave galiu pastumti. Bet aš čia valdau, aš valdau šitas visas persirengimo. Tu aš kabinas. NT stumdau, tavęs negaliu pastumti. Bet čia yra mano Ponas. vieta, čia yra mano, tu atei pas mane į namus. Ir prašau mano namus gerbt. Šiaip priminė man dabar vakarykštę situaciją. Tokį Gen Z, kokie čia metai skaitos?
Nu, aišku, Dabar jaunesni. 20-mečiai, ne? Kažkaip. Gal, 25 gal. Na, nu, žodžiu, nežinau tų kartų, bet 5. realiai buvo bičias, ryškiai, kokių 20, maks 2 metų. Ir jisai Rimekę dirbo apsauginiu. Pas jį visi rūbai jaučiu davė uniformą, ta apsaugos bendrovė, marškiniai tokie belė kokio didumo, kelnės irgi kaip pas kokį senelioką, kur ryškiai nebuvo jo dydžio, nes visi apsauginiai būna, nu, tokie biškiai. Didesni. Tai apsipirkinėjo kažkoks bičias, nu, ten pas mus alkoholikų toks kampelis. Ir išeina, pypsi. Jau tas žmogus išėjo ten tolybėse. Jisai ten turi tokį kubiką, kuriame sėdi. Jisai toks išgirdo, kad supypsėjo. Taip išlieto. Nu, toks. Reikia. Ir nuėjo, tipo, ieškoti jo. Nežinau, net privijo, neprivijo. Aš dar eiliai laukiu, kažkaip buvo daug žmonių. Pareina kažkoks seneliokas. Prieina prie kasininkės, sako, tu man vietoj 10 centų atmetei 5 centus. Tai duokit, tipo, čekį. Neturiu čekį, tu išmetei, tipo. Tai ką aš be čekio ir ten pradėjo koliotis. Kokią minutę, 2, žinai, ten apsikeitė žodžiais tas susinervavęs, piktas dėdas išėjo. Tiesiog alkoholikė tu. Ir tada tas apsauginis po visko taip prieina. Ko čia norėjai? Ta prasme man toks buvo. Tipo, ko čia norėjo? Nekada ateitų padėti kasininkiai tvarkytis su alkoholikais, bet taip fani buvo. Ko čia norėjo? Ir jinai tą papasakojo jam. Tarsi jis už 10 metrų viską galėjo girdėti. Aš girdėjau panašių atstumų būdamas. Ir žodžiu. Tai palaliksit. O, prezidentė, čia jūs biškį pašovė. O, aš buvau truputį čia išėjęs. Čia mačiau toks bėgo vyrukas, aš biškį tolokai buvau. Taip, pašovė mane. Gaudykit jį. Iškvieskit man. Gal biškį pavojinga, žinot. Gal pavojinga žmogus su ginklu gaudyti, žinot. Toks darbas tavo. Aš, žinot, turiu ginklą. Nu tai šauk ten į... Bet, žinokit, ginklai pavojingi, ne? Patys matot. Jo. Tai kas čia buvo? Pasakyk, tai kaip jis šovė? Kad ją myliu. Tai kaip jis šovė? Kaip jis čia išlindo ir kaip jis čia šovė? Ei, prezidentė. Kameros yra pasižiūrėjusi žąsinę. Nepatiko, ne? Labai skaudėjo, jo. Skaudėjo. Dar taip skauda, pribaig manęs duchas. Galvojau, būčiau galėjęs palyst. Galėjau palyst gal. Bet gerai, kad nepalindau, ne? Ane? Bet kai toks pavojingas darbas, ar tu tikrai nori problemų? Tai kam tu ten įsidarbini? Toks jausmas, kad ten jį, žinai, vasarai. Ar gal mama? Pažįstama, kokį turėjo. Nu, įdarbinkit. Tėvams nepatiko tas vaikas ir sako, eik biškį padarysim apsaugį. Šiaip pamenu, aš irgi kažkuria vasarą studentaudamas norėjau įsidarbinti, nu, belę kur jau. Ir siunčiau į apsaugos tarnybą irgi. Tai, nu, pakvietė kažkaip į darbo pokalbį. Nuvariau pašnekėt, sako, o tu nebijai tave muš. Muš? Visko gali būti. Taigi reikia ten stumdytis. Tai toks, paskui nebepaskambino man. Bet paskui galvoju, ai gal aš čia nelabai ir tikčiau su savo sudėjimu. Nes ten, man atrodo, į Akropolį gal jau, kad tiesiog jų ten bazė. Nes Akropolį būna reikalų ten. Pamušt apsaugį. Nėra su ko muštis šiandien, nes apsauginį pasimušt. Jo, šiaip reikalų būna Akropolį, aš ten matau, būna visokių agresyvių. Jo, apsauginį? Tu mane keistai pažeibiš.
Tu čia ieškai problemų. Aš saugin. Aš tikrai nepažiūrėjau. Ne? Ne, Nes man aš atrodo, šitą žąsiną aš ėjau pro šalį ir man atrodo kažkaip tu žiūrėjai mane. Ne, aš šitą žąsiną žiūrėjau, Tai kur žiūrėk. ėjo. Tu pažiūrėk ten, koks eina žąsinas. Su kojom ar tik su rankom nori? Na, Ja. kokiom kojom? Ar nori MMA? Ateikit pagalbos manai, kai iš antro aukšto. Ar tu ateikit. nori varyti MMA, ar tu nori karočią tik tai Aš su nieko kumščiais? nenoriu, nieko, Ne? aš čia vasarą tik įsidarbinau. Kažką sakei man girdėjau. Pal, ką tu man ten sakei? Sakei, Ten tas žąsinas nuėjęs, sakiau. sakei žąsinas? Man atrodo, sakei Ten. man, kad tas žąsinas. Ne tu. Aš Tu žąsinas. normaliai viskas Tu- yra. Tas. Tu Kur mane tu žąsinu gauni? ką tik pavadinai. Ateik čia įtampa jau kaista, atmosfera, tu- varykit čia greitai. Ką? Kas tau kaista? Karočią, aš tau tipo per karštas? Tu į mane... Jūs Tu labai norėjai mane atrodo. paliest? Aš tau per karštas, tu norėjai mane paliest? Ne. Kelk rankas. Atsiprašau, jei kažką netai padariau, aš čia nieko nenorėjau įžeist. Aš tik darau savo darbą. Tu gali kaip, biškai, kaip bakūras. Su pipsėjus aš turėt patikrint. Bet gal irgi taktika, žinai, jeigu tu esi kietas, tas keista nenorėtų mušti, tu norėtų mušti su kitu kietu. Žinai, taktika gal yra. Kodėl? Toksai Man skystas. video žaidimuose labai patinka įveikti silpnesnius. Bet nėra kovinio sporto toksai, nėra to, žinai. Nu, į daug silpnų įveiki, tai gal ir nebebūna, bet kas nuo karto labai pakelia savivertę. gal. Kad silpna nugali. Nu, Toks, supranti, kiek aukštai aš esu pakilęs. prieš kitus, gal. Mhm. Ai, dar vieną istoriją. Čia jau visiškai neberelated. Savaitgalį buvau pirtelį ir buvo su pirtininkė. Buvo gimtadienis draugo, ten buvom kokie 8 bachūrai. Ir tokia pirtelė buvo Šventojoje prie jūros. Ir buvo pirtininkės. Ir jos ten, nu, Nuogas. ne, Ta prasme, ką. su drabužiai. Nu, taip vidutiniškai ten išpirtino. Šiaip supratau, kad mano kojos labai silpnos, nes buvo ten duoda to garo, duoda. Ir dabar sako, keliam kojas į viršų. Tipo, nu, ant sienos atsirėmė ir taip reikia iškelt kojas. Ir tas visas garas tau pirštų galiukus jau jauti kaip degina. Tai pirmą kartą tai buvo įdomi. Kad taip kažkas būtų sugalvojęs, kad taip reikia pirtintis. Sako, reikia jūsų kojas gerai iššildyti. Tai buvo ten 3 užėjimai, paskui per antrą užėjimą dar kažkokio muilo, beržų, nežinau. Ten tipo išsimailuoja ir tada su druska tipo išveistis. Ir tiesiai savo ant žaizdos pirmą žiupsnelį, tai tiesiai ant žaizdos druskos pataikiau. Irgi buvo smagu. Bet kas labiausiai sužavėjo, tai ant pačio galo atsinešė tokias 2 lentas, taip sukabintas, ir ant jų tokie liaudiški tie ornamentai, ir jas atidaro, ir ten vinių prismaigstyta. Tai taip, ta lentutė tokia pėdos dydžio, ir vinukų taip kas 2-3 centimetrus. Taip. Ir sako, nu kas norit pastovėti. Tai visi išbandė. Galvoju, nu reik bandyti ir man. Uždėjau vieną koją, jausmas kaip su peiliu tau pjautų. Galvoju, what the fuck, kaip čia visi sugebėjo išstovėti. Kiti ten po pastovėjimo tokie sako, nu čia panašu į ledo vonės. Visai nepanašu. Ta prasme, su lediniam vandenį maudysis visiškai daug lengvesnis dalykas, nes nieks tavęs nepjauna. Nėra tokio baisinio skausmo, yra tiesiog šalta. Esu per Masters of Calm ėjęs ten ant žarijų. Irgi net nepalyginamas dalykas. Ant tų žarijų atrodo, ten gali vaikščioti, nieko tu nejauti. Na. Kol ten... O tai kas čia ilgai. kažkokia ekstremali buvo pirtis? Pirtis tai kaip ir įprasta, tik po visko dar atneši. Jeigu nori, tipo, pabandyti. Ir paskui vienas bičas, nežinau, belė kiek ten laiko prastovėjo. Ir ant galiako sako,
Nu tai va, faina, kad pabandėt, aš pati tai nebandau šito, man nepatinka. Jie sako, ką, aš net nebūčiau tada stojasis, nes čia visi, žinai, bandė įrodyti, kad čia kietesnis. Aš vieną koją uždėjau, man užteko. Ten vinukai, tu belė kokio aštrumo visi. Lapas, tai po pirties matau išeini. Taip. Tai gal norėsi pabaigai dar dasimušt, vat maišas yra ant galvos. Čia va uždėsim. Ir čia dar yra toks, žiūrėk, čia turim dar tokios žnyplės. O Tai tiesiog... pilsit vandenį. Kaip? Pilsit vandenį ant galvos. Tai jau viskas. Waterboardingas vadinasi. Kas? Vandenį ant galvos? Nu, ai, čia kankinimas. Ne, tiesiog uždėsim ir tu galėsi, jeigu bus per mažai. Aš treniravausi namie, galvojau, kiek sekundžių jau galiu išbūti. Ai, tiesiog, Jo. jo. Nu, tai gali susilaikyti kvapą, jeigu tau bus per daug oro dar. Ne. Waterboarding, pult vandenį, tu galvojo ką? Nu, uždedi maišą, pili vandenį. O gal geriau tiks šito žnypstelės, užsidėsi ant pimpalo ir biškai pasėdėsi, Ai, parelaksuosi. nu dar taip nesubūręs. Ką? Visai chill skamba. Ir dar turim, jeigu norit, yra dygliuotas pagalys, o jau kur įsikaišat, jau pačia reikalas. Toksai tiesiog po pirties. Tokios chill activities, kur tipo padeda apvalyti smegenis, nu toks nuo minčių blogų apsivalyti. Tokia pusiau meditacija čia. Žnyptai. Galim biškį elektros praleisti. Jo. Man užteko vieną koją pridėti ir nežinau, kokią 10 minučių dar jaučiau, kad ten subadyta man. Kažkas ten keista. Bet dabar man toks kyla noras pasidaryti namie ir tipo treniruotis. Nesuradau savo silpną vietą. Tipo, kad ant vinių, aš negaliu ant vinių stovėti. Nu, atrodo, visokie tie iššūkiai tokie būna įveikiami, o šitas atrodo, Tai gal Lego prisipirk, pasiberk Lego biškį ir tiesiog ant Lego. Tai yra vaiko Lego pilna. Bet dar su dideliais, tai žaidžia duplo. Tai dar pradėk nuo didesnių. Nu, tai va. Nu, jeigu apie istorijas, tai man buvo istorija. Va čia vakar aš lyjo ir palindau po stogu, ten buvau po stogu. Ir vyras toks buvo šalia po stogu, jisai prie manęs prieina, jis tvarkingai apsirengęs. Klausia, gal gali pašnekėti kažkaip rusiškai tenais ar ukrainietiškai. Jisai toks tvarkingas vyras, apsirengęs su maišiuku. Ir jisai sako, gal turi 2 eurus. Ir man taip keista, nes 2 eurai visai daug, žinai. Daug. Visai daug. Ir jisai toksai, ar jisai skemeris. Žinai, gal ant tiek skemeris, kad jau jam nei šilta, nei šalta, jis gali 10 prašyti. Ar gal aš pasirodžiau turtingas. Nežinau, vien išdėjai. Nes aš suprantu, gal vyresnis jau esu ir visi galvoja, kad jau pasiekiau daug gyvenime, kad iš karto 2 eurus. Tam centų būtum galėjęs duoti, ar ne? Nežinau, jeigu pasakyt tam centų ir kažkokia... Kokia pas tavę stavkė jau yra bomža? Nežinau, gal 5 centų, bet matai, niekad nežinai, gal pats to bomžo būsi. Žmonės sako, tipo, neaukok. Aš dažniausiai neaukoju, bet kartais nežinau, kažkaip būna sąžinė, nes tu, nežinai, gal turi galėtum būti to bomžai vietoj. Ir aišku, gal jis nusipirks alaus, bet gal jam tas alus džiaugsmo suteiks. Nežinau, man tai toks yra, kaip balandžius šerti. Jei tu juos šersi, nu tai jie ten užbujoja paskui. Daugiau jų prisiveisia, visi jie ten pradeda bujuotis ten, kur maisto yra, pradeda nenatūraliai elgtis. Nes, nu, tipo... Nes žmogui nenatūralu yra pinigų už dyką gauti. Nu, jo. Yra prieš jų. Man tai jie panašiai, nu tada jie visi ateis ten, kur duoda pinigų, tada jie matys tave kaip taikinį, kad va čia tas duoda. Nu, tai va. Bet gal jis džiaugsis? Tai aišku, kad džiaugsis. Tai tu toks esi džiaugsmo skleidėjas, palikai. Nu, aš kartais galvoju, va, žmogui liūdna, paduosi ten tą eurą, jis tai nusipirks alaus ir džiaugsis. Blemba, bet čia toks blogas dalykas. Tai sakai, jam geriau liūdėti. Ar girtas tu džiaugies? Trumpam. Tiesiog pamiršti, Bet kaip ant vinių. Jis Tu pasiekė... būni kaip ant vinių, tau išplauna smegenis,
kad tu nebegalvotum Ne, bet, apie savo problemą. bet jis pasiekė savo dienos tikslą. Jo tikslas, pavyzdžiui, užsidirbti 2 alaus. Alkoholis nėra kaip Alkoholiko yra. lietuviška meditacija. Tau išvalo smegenis, tau nereik daug stengtis. Tu gerai jautiesi, linksmas Na, būni. šiaip viskas supaprastėja labai, žinai, dėl to kiti žmonės ir ant jo užsikabina paskui, nes jisai supaprastina viską. Tai va, ten visokie budistai su savo meditacijom, ten Nu. reik stengtis. O čia prisigeria atsijungi ir viskas. Nu, tiesiog dozės klausimas. Mm. Ten lietuviška meditacija, va, čia gerai skamba. Nu tai va, gal jis iš dalies yra budistas. Lietuviškas. Jo, tai gal jam net ir nereikėjo tų pinigų. Jis gali pats iš savęs apgirtėti. Matai, kaip mes protingi, mes čia supratom dalykus apie Lietuvą. Taip, mes čia 3 protingi vyrai. Viską suprantam, labai protingai. Vis dar laukiam iš klausimų kitom laidom. Taip, vis dar galite uždavinėti klausimus ir mes juos tikrai Aš atsakysim. manau, kad net labai sudėtingas klausimas galėtų būti. Iš pavyzdžiui. Multipakopinis. Nu, pavyzdžiui, sudėtingas klausimas galėtų skambėti taip. Kodėl žmonės miega? Kodėl žmonės sapnuoja? Ir mes tada pasiruoštume faktų Ir atsakytume į tą klausimą. ir net paimprovizuotume. O gal yra kitas jums aktualus klausimas, pavyzdžiui, kaip numest svorį? Mes irgi galim visą laiką duoti patarimų iš savo, mes jau Iš tiek, savo varpinės. nes mums sudėjus yra, metus yra 70, O dieve. kas yra labai daug. Tai iš dalies mes esame jau kaip patyręs žmogus, kur gali kažką patarti. Jo, mes esam kaip 70 metų senis, bet jis dar puikiai galvoja, kas yra retas atvejis. Tai, tai Tai pabaigai reikia kažkokią protingą mintį pasakyti. Tai tu gali savo sugalvoti, aš jau savo sugalvoju. nu tai tu sakyk. Jeigu jums yra, pavyzdžiui, bloga diena, nu tiesiog prasta, jūs susinervinot, labai prasta diena, tai jūs neikit į pirtį, jūs eikit geriau susiraskit kokį apsauginį ir įsumuškit. Šokit ant kokio nors apsauginio. Nes jie tikrai laukia. Jie visą dieną ten stovi, tie apsauginiai laukia problemų. Tai jeigu jūs norit Nuimsit nervo jam biškį. ir savo nusimsit nervų, ir apsauginį biškį duosit ką veikti. Tai mano patarimas toks. Tai aš labai panašiai tiesiog glaučiau pasakysiu, išbandykit kažką naujo. Iki. Iki.